jai rasoslašyti, žodelį nerimo dainos, kaip trokštų viską išsakyti, tik drėgmės kūnas prieš dienos. Šventus pūkelį amžinai, kur mano laimė, kur jinai, nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Šiandien oras yra puikus, galvoju, kad jis toks bus ir rytoj. Taigi, mėly susirinkusieji, draugai iš Baltarusijos, Gruzijos, Lenkijos, Ukrainos, Estijos. Sveikinu jūs šventę ir skelbiu šventę atidarytą. Visiems iš visos širdies noriu palinkėti gražios šventės, nuostabių akimirkų, gražios vasaros, geros nuotaikos ir daug gražių įspūdžių. Ačiū labai už galimybę būti kartu su jumis šį visą savaitgalį. Visus jūs sveikina Gardino rajono vykdojimo komiteto pirmininko pavaduotojas Valerijus Pavlovič Klimovič. Siunčia gražiausius jums linkėjimus ir nori dar keletą žodžių pasakyti. Неужели я это сказал? У вас такой эмоциональный классный язык. Удачи, радости, всего самого хорошего. С праздником, дорогие друзья! Su švente visus, sėkmės, laimės, sveikatos, pasisekimo, gero derliaus. Elagu lasteai, elagu sõprus ja elagu sõbralik Euroopa. Te gyvuoja lazdijai, te gyvuoja draugystė ir te gyvuoja draugiška Europa. Ačiū. Dėkojame estams Jėgulikos Amralūrio savivaldybės merą Малхаз Ломтадзе. Мне очень приятно пробыть здесь, в вашем замечательном городе, замечательном республике. Живите и здравствуйте. От души вас поздравляю. Ачу. Лабадина. Лабадина. Dzień dobry. Szanowny Panie Merze, cudowni mieszkańcy rejonu Łozdziejki. Jest takie polskie powiedzenie, gdzie słyszysz muzykę i śpiew, tam wejdź, tam ludzie mają dobre serca. Labas vakaras. Разрешите передать очень большой привет от небольшого украинского города Барановка и наши наилучшие сердечные поздравления по случаю вашего праздника, вашей фиесты. Для того, чтобы как-то поставить в неловкое положение моего друга, я хочу закончить свое выступление коротким английским тостом. Happy business and sex. Manau, kad visiems gera nuotaika tikrai garantuota. Šventinė programa tikrai turtinga įvairiais pasirodymais ir veikla. Įspūdingą reginį žada Lietuvos bei užsienio akordeonistai, kurių čia yra beveik 100. Šie muzikantai grodami vienu metu šioje vasaros estradoje sieks Lietuvos rekordo. Gerbiamos bendruomenės, pasiruoškite šiam šou, na, o mes su komisija vaikščiosim, žiūrėsim, stebėsim, ragausim ir po to, aišku, vertinsim. Zumbo šokių vakare atvyko treneris iš Alytaus, Vilkaviškio, Druskininkų. Išjudink save ir kitus. Bus galima nuo 18 valandos 20 minučių. Šokių fiesta tai renginys skirtas bendruomenės judėjimui ir aktyvumui skatinti. Šioje šokių fiestoje didžiausias dėmesys skiriamas šokio puoselėjimui.
Nerijus Bakula, Lietuva ir Antonijos Takarotela, Italija. Duetas tarptautinis. Irinos Gutevskienės norėčiau pakviesti visus dirigentus ir mokytojus. Prašau. Bravo, šaunuoliai! Tikiuosi mūsų svajonė ir įsipildys ir tai šis koncertas šį vakar taps Lietuvos rekordu. Tikiuosi labai. Valio jums visiems! Irinai Gutevskienei yra įteikiama padėka už dalyvavimą tradicinėje tarptautinėje šventėje Pasienio Fiesta 2016 ir atminimo suvenyras. Mėlėjai, visi mes buvome liudininkai naujo Lietuvos rekordo. Jeigu kam kils abejonių, mes nebijotinai paliūdinsim, kad šitie jauni žmonės visi buvo čia. Labai gerai grojo. Instrumentą saugo kaip savo akį. Na, o mėlyje, aš dabar noriu trumpai pristatyti. Aš klausydamasis vieną ausim šių nuostabių akordeonistų prabėgau per tas visas gražias palapines pasipuošusias ir apžvelgiau, kas ten yra gaminama. O ten yra tikrai įdomių labai dalykų. Pavyzdžiui, Kučiūnų kaimo bendruomeniai gaminamos bulvinės sausukės, tokios dzūkiškas labai pavadinimas sausukės. Paskui traškučiai iš bulbių, mekuško su lešais, irgi labai dzūkiškas toks įdomus pavadinimas ir įdomus patiekalas. Paskui bulviniai vėdarai, toks jau įprastesnis. Toliau Barčių kaimo bendruomenė gamina šašlykai kitaip. Labai įdomus patiekalas, taigi su komisijos nariais mes praeisim, dar aišku apžvelgsim. Toliau Barčių kaimo bendruomenė gamina bulvienės, viena bulvienė su šmarškom, tai yra tokie, kas nežino, tokie grybai pavasariniai, o kita bulvienė su baravykais, tai irgi labai įdomus ir skanus patiekalas. Toliau Viktorinos kaimo bendruomenė labai įdomaus gėrimo turi, išspausto iš bulvių. Bulvės ir bulvių yra ten, ir pieno, ir žodžiu viskas krūvoj. Labai įdomus skanus receptas.